Sveiki! Savo praėjusiame video apie ECI taisyklių pažeidimų priežiūros pasikeitimus aš pamiršau paminėti labai svarbų niuansą. Kadangi dabar visi pažeidimai prižiūrimi yra dirbtinio intelekto, robotų, nebeliko skirtumo tarp sunkių pažeidimų ir nesunkių pažeidimų. Robotui nesvarbu, ar jūs pamiršote sumokėti 2 centus ar 200 eurų. Jisai jūsų parduotuvę po tam tikro laiko suspenduos vienodai. Taigi atkreipkite dėmesį į smulkmenas, nepamirškite sumokėti savo mokesčių, nenaudokite savo prekėse autorinės teisės pažeidžiančių dalykų, užrašų ir pardavinėkite tiktais tas prekes, kurios yra ECI leidžiamos. Nes nežiūrint to, kad galima apeliacija, geriau, kad jūsų parduotuvės neuždarytų.